Nuo 2016 metų naujai statomi ir renovuojami pastatai, tarp jų ir daugiabučiai, turės atitikti A energinio efektyvumo klasę. Iš tiesų, pirmasis A klasės daugiabutis yra jau pastatytas, priduotas ir pilnai funkcionuojantis. Be abejo, yra planuojami ir kiti, ir A+, ir A++ klasės daugiabučiai. Žinoma, kol kas yra atsiremiama į kainą, kadangi technologijų kaina visgi yra dar nemaža ir tai yra visgi tam tikram segmentų orientuota. Visų pirma, A klasė reiškia, kad būsto šildymo sąnaudos, karšto vandens sąnaudos bus mažesnės, būstas gyventi bus šiek tiek pigiau, tai tam tikras kainų pokytis turėtų įvykti. Kiek brangiau žmogus sutiks mokėti už pigesnį šildymą, nustatyti yra sunku. Kol kas matome, kad ta šilumos kainų tendencija aktyvina naujų būtų rinką. Tai vien dėl to, kad reiškia, skirtumas tarp senos ir naujos statybos būstų yra, vėlgi, naujos statybos būstų naudai, vien dėl to, kad šildymo kainos yra mažesnės.